Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Dievas neapkenčia kastų. Nėra skirtumo tarp žydų ir graiko, nes tas pats visų viešpats, turės turtų visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Romiečiams 10 skyrius 12-13 eilutės. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: Pasigailėk manęs viešpatie Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Mato 15 skyrius 22 eilutė. Šio krašto gyventojai buvo sena kananiečių gentis. Žydai juos niekino ir neapkentė, nes jie buvo stabmeldžiai. Atėjusi moteris priklausė šiai klasiai. Ji buvo pagonė. Jėzus ne iš karto atsakė į moters prašymą. Jis priėmė šią niekinamos genties atstovę taip, kaip tai būtų padarę žydai. Puldama jam į kojas, moteris vis karščiau maldavo ją išklausyti. Viešpatie, padėk man. Ji iš karto pasiduoda dieviškai Kristaus įtakai, besąlygiškai tikėdama, kad jis gali suteikti tai, ko ji prašo. Ji maldavo trupinių, nukrintančių nuo šeimininko stalo. Jei galėtų turėti šuns privilegiją, ji mielai sutiktų būti laikoma tokia. Ji neturi jokio tautinio ir religinio išankstinio nusistatymo. Ji neturi išdidumo, kuris galėtų paveikti jos elgesį, todėl akimirksiu ji pripažįsta Jėzų atpirkėjų, galinčių padaryti visą, ko ji prašys jo. Išgelbėtojas patenkintas. Jis išbandė jos tikėjimą. Atsigręždamas į ją su gailesčiu ir meile, jis tarė jai: O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai, ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Demonas jos daugiau nebekankino. Stipriai tikėdama, finikietė pralaužė tarp žydų ir pagonių sukurtas užtvaras. Neprarasdama drąsos, nepabūgusi atšiaurių žodžių ir išvaizdos, kuri galėjo ją suklaidinti, ji pasitikėjo išgelbėtojo meilę. Kristus nori, kad ir mes taip juo pasitikėtume. Išgelbėjimo palaima yra skirta kiekvienai sielai. Niekas, išskyrus patį žmogų, negali sukliudyti jam Evangelijos dėka tapti Kristaus pažado dalininku. Dievas neapkenčia kastų. Jis nepaiso panašių dalykų. Jo akyse visų žmonių sielos yra lygiavertės. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.